Ei, sveiki visi. Ką sveikinimas iš pradžių turėtų nuskambėti su praėjusiom kūčiom, su praėjusiom kalėdom. Ir ką, kažką paveikti gero, belaukiant naujų, surašyti planus, praversti senus, praėjusius, kas nepadaryta, kiek įmanoma daugiau uždaryti, sakykim, tų klaustukų. Tai liečia ir mane patį. Uždarinėjam, stengiamės. Šiek tiek planai buvo kartelė aukščiau pakelta. Bet, kaip sakant, gyvenimėlis dinamiškas pakoregavo. Į lovytę buvo paguldę, prasirgau. Nežinau, ar pagavo kažkoks viešas virusas, ar biškį perspaudžiau šaltoj upiai. Bet nieko, dabar gerai. Dar naktim pakarščiuoju, pašlapuoju. Bet jau, kaip sakant, trasoj. Tai va, pirmas dublis turbūt bus toks. Daug ką papasako, daug ką info norėčiau įnešti. Užsimti vėl tą savo švietėjišką tokią, ne veikla, bet pareiga tokia švietėjiška. Tai va, gerai, kol kas pirmas dublis toks. Net nebijoju, kad susimatysim dar. Neištemti reikia visko. Į valandą vėl. Paskui sunkiai virškinama tampa. Gerai, čia iki. Bėgu toliau kilometriuką kitą ir stabtelėsiu pasidalinti įžvalgom, idėjom, supratimais, veikla vykdoma. Tai va, gerai. Laikom, kaip sakant, geležį karštą. Galvoju, nuo ko pradėti? Nuo pradžių, elementara, ne viskas paprasta. Vatsonai. Ar esat girdėję apie tokį reiškinį, kaip veidrodiniai neuronai? Tai yra toks kaip, sakykim, pradžiai atskirkim smegenis nuo operacinės sistemos, nuo pasąmonės, nuo viso šito. Čia kaip kompas ir viduj programėlės, ne? Tai smegenis, sakykime, yra kompas. Pats kaip mechanika, laidai, procesorius, plokštės, visas įmanomas, ventiliatoriai. O visa kita, kas tenais jau, sakykime, programėlės, appsai, begalė taip pat yra tokie veidrodiniai neuronai. Nedaug kas yra girdėję, kas mažiau domisi, tai iš viso čia neaktualu. Bet labai toksai įdomus appsas, sakykime, programėlė. Funkcija kokia, tai yra kopijuoti. Veidrodiniai neuronai dviejų tipų yra. Vieni kopijuoja kitų žmonių elgesį visą gyvenimą. Čia, sakykime, galim pririšti tai, kad posakis, motyvacija, kuom apsupsi save, ne, tai tom ir patapsi. Pasakyk, kas draugai, pasakysiu, kas tu. Tai čia vat iš šito, kaip sakant, ir mano nuomonė yra išplaukia, kad supdama save sėkmingai žmonėm, tu prikopijuosi jų savybės, gerasias, sakykim, gerasias, kurios tau atrodo reikalingos, geras. O apsupdama save vadinamais lūzeriais, lygiai taip pat prikopijuosi. Ir tai tęsės visą žmogaus gyvenimą. Tai aišku, tai gali būti knygos, tai gali būti
kažkokie personažai. Tai gali būti video žaidimai, bet kas tave supa, tau daro kažkokią tai įtaką, tavo pasąmonė tai kopijuoja, analizuoja, reikalinga, nereikalinga, kas yra gerai. Bet yra antras tipas veidrodinių neuronų, tai kurie veikia nuo žmogaus pradėjimo, pirmo etapo iki 2 metų, o žmogui sukanka. Ne tik žmogui, čia galioja visom gyvom būtybėm. Tai yra, kai automatiškai kopijuoja viską, kas vyksta aplinkui. Ir kadangi vaikas, kūdikis, pilve esantis vaisius, jisai analizuoti dar negali. Jisai tai ima kaip gryną, kaip sakykime, priima už gryną. Ir viską saugo kaip savo, neatskiria. Ar tai tie jausmai mamos, ar tie jausmai tėvo, emocijos. Ir viskas yra kopijuojama, dedama gerais tikslais, kad apsaugoti žmogų, kad turėtų pirmus, sakykime, įrankius ir elgesio modelius, kaip elgtis tam tikroj situacijai. Tai yra visiškai sveikintina, tai yra labai gerai ir netgi neišvengiama, kad žmogų greičiau pritaikyti, adaptuoti ir kad jisai turėtų daugiau šansų išgyventi. Bet kas yra minusas, kad nėra visiškai jokios analizės ir viskas yra kaupiama ir įrašoma kaip pačio to žmogaus, sakykime, vaisiaus, kūdikio, naujagimio. Jis viską pergyvena kaip ir priema kaip savo. Tinka, netinka, tai reikalinga bus ateityje, nereikalinga, nesvarbu, tai yra kaupiama. Ir paskui kas iš to gaunas, kad mes pririnkę tokių elgesio normų, emocijų, ne savo, dažnai jas taikom ir remiamės jomis ir einam per gyvenimą ir nesuprantam, kodėl aš tai pasiilgiu, kodėl tai kažkur iššovė, išryškėjo, netvardomas kažkoks tai elgesys pasireiškia, ar emocija, kur nereikėjo šitaip, nereikėjo, bet autopilotas paleido, kad taip reikia reaguoti. Kažkada tai suveikia. Suveikia nebūtinai, kad sakykime, žmogus adekvačiai tai sureagavo. Ne, paprasčiausiai tai suveikė, apsaugojo žmogų. Žmogus išgyveno ir tai užsirašė kaip veikiantis modelis. Paskui niekas nelabai ir stengiasi analizuoti. Veikia. Į sandėlį, kaip sakant. Į naudojamų sprendimų visą šitą biblioteką. O kad gyvenime galima paskui ir kitaip pasielgti toj situacijai, čia jau reiks išsisriepti, kai tu patampi jau, sakykime, suaugusiu, užaugi, o tada pradedi stebėti save, reaguoti, kas nėra lengva, kai tu esi įpratęs impulsyviai ar netgi instinktyviai į visą tai reaguoti. Tai va, antra dalis tokia, kad ne viską mes kontroliuojam. Ne viskas yra mūsų. Ir jeigu mes norim keisti savo reakcijas, emocijas, mes turim pradėti mokėti visų pirma jas pastebėti ir paskui su jomis dirbti.
dažniausiai neutralizuoti šitas reakcijas. Nes jeigu tu jas jau pastebi, tai dažniausiai iš po jų būna kažkokie tais aidai, rezultatai visai nepageidaujami. Kas gali sukelti skausmą tau, man, artimiesiems, visiškai dėl nieko. Ir tu nesupranti, iš kur tai atsirado, suerzino, smulkmena, pyptelėjo, užkišo kažkas. Tau pakšt iškart iššoko, aktyvavosi, padarei ir paskui pagalvojai, o kam taip, kas iš to, bet jau po laiko. Kai sakant, po laiko nebūna, visada galima visą šitą sutvarkyti, apie ką ir papasakosiu vėliau. Reikia lėkt ir per sekantį pauzelę, sekantis ir vidosas. Gerai, kol kas tiek iki, kad trečias dublis bus trumpas. Po treniruotės visas kraujas iš galvos ištekėjo į kojas. Parnešti šitą bioskafandrą namo. Tai va, o ką norėjau pasakyti, gal trumpai galima užkabinti tą temą, kaip jau minėjau, apie tai, kad mes pradedam formuoti savo sakykime, mąstymo mechanizmą, visą reakcijas į aplinką nuo pirmo pradėjimo etapo, veidrodinių neuronų pagalba. Ką sąmoningai pasiemam, ką nesąmoningai, taikom, pritaikom, naudojam. Taip yra ir dar viena, sakykime, pusė, tai yra genetika. Tai, ką mes atsinešam iš savo tėvų, senelių, prosenelių, protėvių, sakykime, taip, paveldim. Galim paveldėti, negalim, o paveldim išvaizdą, kūno sudėjimą, talentus, kažkokį tais polinkius. Taip pat mes paveldim tiek teigiamas, tiek neigiamas savybės. Ir kai vaizdus to pavyzdys, tai turbūt yra, kai iš kartos į kartą kažkoks tais amatas yra perduodamas. Kažkas puikiai sekasi. Vaikas kaip ir jisai nėra to daręs, bet jisai ima ir jam sekasi. Lygiai taip pat gali būti ir priklausomybės paveldimas. Alkoholizmas, narkotikai, kažkokie nukrypimai elgesio, reakcijos į tam tikrus įvykius, automatinės. Tai yra jau įrašyta, užfiksuota ir, kaip sakant, supakuota ir perduota. Tai tik priklauso nuo to, sakykime, kada tai aktyvuosis. Jeigu žmogus patenka į panašią situaciją kaip jo protėvis, išgyveno, sakykime, išsiskyrė, ar neteko darbo, ar neteko artimo žmogaus, pradėjo gerti. Tai didelė tikimybė, kad atsitikus kažkokiai tokiai kriziniai situacijai, jo palikuonis elgsis taip pat. Išimčių būna, bet
Didžioji dauguma to nepastebi, nesupranta iš kur tai. Nu ir būna, vat, tėvas geria, tas geria. Ir vaikai, ir anūkai, proanūkiai, ir eina tas iš kartos į kartą. Ne joks neprakeiksmas, tai paveldima yra ir sutvarkoma. Kaip paveldima, taip ir sutvarkoma. Tai va, šiandien tiek turbūt. Nesiplėsiu, labai plati tema. Pasiliksiu kitam kartui. Išsamei panarstyti, padėlioti. Iš kur tai atsiranda jau. Pasakiau, ką su to daryti, tai artimiausiuose video papasakosiu. Tai va. Gerai. Gražaus visiems ateinančio savaitgalio. Kaip sakant, didysis šurmulys praėjo. Grįžtam į kasdienybę. Ir kad kiekviena diena turbūt būtų kaip šventė, ne? Šventė, kuri nekelia įtampos, nerimo. Ir ką reikėtų dabar padaryti, tai kaip jau sakiau gal pirmam dublyje, kad susidėlioti naujų metų planą, išanalizuoti praėjusią ir judėti toliau. Kaip banaliai tai beskambėtų, bet eiti link geresnės savo versijos. Tai tiek. Gerai. Čiau visiems. Gražaus savaitgalio. Iki pasimatymo. Turbūt viskas.